Sveiki visi, vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turime lapkričio 6 dieną. Atvažiavome į objektą po 8:20, kol pradėjom darbus. Tai 9, tai porą valandų užtrukom pačio grįžimo proceso. Tai pamatavom vandens debetą iš grįžinuko, gavosi 23 sekundės 12 litrų kibiras vandens. Tai pilnai jau prasivalęs. Labai geras vaudimas, čia 1,9 kubų į valandą. Kaip matot, jau švarus vanduo pilnai. Objektas šis Trakų rajonas būtų Salkininkas. Tokiam, iš toliau parodysiu, tokiam karkasiniui namukui. Gręžiame, čia jau mūsų antras jau gręžinys. Salkininkų rajone toksai namukas. Atvažiavom su džipo priekabėlę. Dabar apie gręžinį. Gręžinio gilis gavosi lygiai 9,5 metrą. Ėjo akmenuotas priemolis, bet minkštas. Ir po to nuo 7,5 iki 9,5 prasidėjo toksai smėliukas rusvas, vandeningas. Vandens statinis lygis pamatavom. Lygiai, matosi, netgi gręžinio šachtai, lygiai 2 metruose. Tai vandens stulpas 7,5 metro gręžinį. Ir čia ežeras Salkininkų didžiulis. Kaip pavadinimą dabar pamiršau, kaip jis vadinasi. Didžiulis ežeras, tai čia kokių 50 metrų nuo ežero pakrantės gręžimės. Tai čia jau žinom, kad bus vanduo. Bet jo, čia tarp akmenų sluoksnių. Buvo 2 tokie akmenys stambus, laveravom po truputį, šiaip ne taip praėjom su freza ir lygiai 2 metrai to vandeningo smėlio buvo. Ir po to vėl 9,5 metrų gylė vėl akmenų sluoksnis prasidėjo. Tai puikiausias vanduo, dabar dėl kvapo. Kvapo jokio neturi. Geras vanduo, žmogui pasisekė. Tokie aplinkui dirbam. Vandenį ėmėm iš prūdo. Užsakovo brolio, 80 metrų reikėjo žarnas prisitempti. Tai pasižiūrėsim. Nes grįžimo procesui visada reikalingas yra vanduo. Vanduo ir elektra. Jeigu elektros neturi, tai atsivežam generatorių, bet yra pagrindas, kad būtų vanduo. Tokia jau gyvenvietė. Nėra jinai didelė. Gaisrinės žarnos, prūdas. Tai viskas atrodo, užsakovas pačiam užsienį, tai čia tarėmės su karkasiniu namų meistru. Tai ir jis atsiskaitys. Taip viskas atrodo. Tokia aplinkoje, didžiulis ežeras. Tai ežero lygių vandens statinis lygis ir slūkso gręžinį, ko reikėjo ir tikėtis. Bet gruntas tikrai buvo akmenuotas. Tikrai akmenuotas buvo gruntas. Bet minkštas. Tai visa laimė, kad tas priemolis akmenuotas leido prasigręžti. Jau lapkričio 6. Oras dar leidžia gręžtis, kol dar nėra šalčių. Nes jau kai atėjo šalčiai, minusas, jau tada jau grįžimo sezoną uždarom iki pavasario. Toksai karkasiukas visai fainas. Tai užeinam į vidų. Rasava didelė bus. Toksai namukas, vieną šlaitą. Taip atrodo. Čia bus sanmazgas. Čia duškabinos, sakė, bus. Tai dėl to prie šitos sienos galinės ir gręžiamas, kad būtų patogu pasidaryti įvadą. Nes čia bus, kur kėdė stovi, čia bus įvadas po poliais. Karkasas pastovi ant polių. Dar kartą pasižiūrime rezultatą. Tikrai geras rezultatas, debetas didžiulis. Tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.